Sveiki, krepšinio gerbėjai, esu komentatorius Vaidas Čeponis. Kągi, artėja prie kulminacijos Lietuvos krepšinio lygos sezonas, didžiajame finale kovos Kauno Žalgiris ir Vilniaus Rytas, mūsų laukia ir NBA didysis finalas. Jūs būtinai prenumeruokite mano YouTube kanalą, tik tokiu būdu galite laimėti prizą. Jums reikia spėti didžiojo finalo serijos rezultatą. Kas laimės, Žalgiris ar Rytas ir kokiu santykiu. Na, o jeigu keli dalyviai atspės, tada trauksime burtus. Taigi, sėkmės visiems. Kągi, antradienį, birželio 4 dieną, prasideda mažasis LKL finalas, kuriame ietis sukryžiuos Vilniaus Wolves ir Panevėžio 7bet Lietkabelis. Kiekviena komanda turi savo kozirių, panevėžiečiai bus pailsėję, jie tikrai bus, manau, geriau pasiruošę šitai serijai, turės iš viso 9 dienas poilsio, Vilkai tik 2, kurie išsitaškė ir fiziškai ir emociškai pusfinalio serijoje su Rytu, nėra Brukso, neaišku, ar žais Tayloras, ar visa jėga galės rungtyniauti Saleimonas. Tai aš manau, spėju, kad šitą seriją laimės panevėžiečiai, mano spėjimas 3-1 ir vienas labai svarbus faktorius, tai yra, manau, bus Džordžia Gagičius, kuris yra labai ambicingas žaidėjas ir bandys verstis per galvą, kad įrodytų Vilkams, kad be reikalo jie atsisakė jo paslaugų sezono pirmoje pusėje. Vilkai neturi tokio galingo aukštaūgio ir manau, kad Gagičius tikrai bus vienas 7bet Lietkabelio lyderių kartu su, aišku, su Sirvydžiu, su Oreliku. Na, o Vilkų komandoje spėju, kad gali iššauti buvęs Panevėžio ekipos žaidėjas Kristupas Žemaitis. Atkakli bus serija, aš manau, kad ir pirmąjį mačą panevėžiečiai laimės Vilniuje, namuose jie tikrai iškovos pergalės ir, kaip minėjau, trečią vietą mano galva užims 7bet Lietkabelis. Ir ką, birželio 5, trečiadienį startuoja didysis finalas, kuris, manau, bus labai intriguojantis. Kauno Žalgiris prieš Vilniaus Rytą. Žalgiriečiai, aišku, bus geriau pailsėję, Vilniečiai gal kiek pavargę, tačiau Ryto krepšininkų neslėgs įtampa. Aš manau, jie prie Žalgirį tikrai suras vidinių jėgų kautis. Prastai prie Žalgirį ir Markusas Fosteris būna nesustabdomas. Ryto pranašumas gal tas, kad jie turi tokį žvėrį kaip Fosteris. Žalgiryje nebus traumuoto Evanso ir vienas prieš vieną yra Fosteris sunkiai sustabdoma. Ir kauniečiai, aišku, pasitelks komandinę gynybą, daug kas priklausys nuo kitų Ryto krepšininkų, bet manau, kad Fosteris bus varomoji jėga. O Žalgiryje, manau, gali pagrindiniu žaidėjų tapti Laurynas Birutis, kuris yra aukštesnis, fiziškai stipresnis tiek už Echodą, tiek už Delaurier. Manau, kad ir bus daug konstruojamas žaidimas per Lauryną Birutį. Manau, kad savo aikštės faktorius šį kartą suvaidins lemiamą vaidmenį. Spėju, kad Vilniečiai mes labai rimtą iššūkį šį kartą Kauno Žalgiriui, tačiau Žalgiris triumfuos 5 serijos rungtynėse ir laimės rezultatu 3-2. Na ir ką, netrukus prasidės NBA didysis finalas, kuriame reguliariojo sezono čempionai Bostono Celtics krepšininkai ir gal kiek netikėtai didįjį finalą patekę Dallas Maverick žaidėjai, kurie reguliariajame sezone vakarų konferencijoje užėmė vos 5-ąją vietą. Manau, kad intriguojanti bus serija. Sakyčiau, Bostono komanda vis dėlto kiek solidesnė ir reguliariajame sezone abu kartus Celtics įveikė Dallaso klubą. Na, tokia išskirtinė Bostono komandos savybė, kad ekipa ir labai gerai gynasi, ir puola. Turi gynybos specialistų, ypač Jayleną Browną, kuris gali pristabdyti Luką Dončičių ir Kyrie Irvingą ir nebloga jų yra komandinė gynyba. Sakyčiau, Bostonas turi daugiau žaidėjų renkančių taškus ir jie sėkmingai net be Kristapo Porzingio išsiverčia atkrintamosiose varžybose. Tai rodo, kokio tai stiprumo vis dėlto yra komanda. Spėčiau, kad vis dėlto serijoje triumfuos Bostono Celtics rezultatu 4-2, nes Kyrie Irvingas su Dončičiu, manau, dviese neištems komandos. Tai buvo mano komentatoriaus Vaido Čeponio analizė ir prognozės. Tikiuosi, jog šį kartą negriūsiu veidu į purvą.
taip kaip prognozavau Eurolygos finalo ketverto rezultatus, o jums linkiu kuo didžiausios sėkmės ir gero krepšinio.